Kaip ir tapyboje, taip ir muzikoje, taip ir tarpusavėje, tarp žmonių santykių. Labai svarbu tas tarpusavio ryšys. To aš ir ieškau savo kūryboje, to aš ieškau ir randu savo gyvenime. Nes gyvenimas man taip pat kaip paveikslas, trokštu kurti gyvenimą lyg paveikslą. Besitęsianti, neįrėminta. Ir tapyboje mane domina spalvų dermės, kaip sąveikauja viena spalva su kita, kaip garsas vienas su kitu. Juk vienas garsas, viena spalva, jinai beveik nieko nepasako, kaip svarbu šalia jos dalelės spalvos ar garso, kaip ir žmonių gyvenime, vyro ir moters ryšys, santykis, žmogaus ir gyvūno, žmogaus ir daikto, vieno jausmo ir kito jausmo dermė. Viską vadinu tapybos vardu ir kviečiu visus iš tikrųjų savo gyvenimus kurti lyg paveikslus, nes mes visi esame pašaukti tai daryti. Kiekviena diena padovanoja tartum susitikimus su žmonėmis ir aš tai labai vertinu iš tikrųjų ir vertinu tai kaip dovaną gyvenimo. Ir tartum tas gyvenimas siunčia tuos susitikimus su žmonėmis ir visiškai neatsitiktinius, tai ir su gyvenimo menininkais ar paprastai žmonėmis, o taipogi ir su asmenybėmis, su kūrėjais, žymiais iškiliais Lietuvos ir pasaulio meno atstovais. Tai taip netikėtai mūsų keliai susitiko parko takelyje su režisierė Galina Dauguvietytė. Prisilietimas prie jos padėjo sukurti šį portretą. Taip pat ir Jūratė Naitytė, Regina Varnaitė. Esu sukūrusi didelį ciklą Lietuvos menininkų portretų. Tiesiog vertinu labiausiai ir vadinu netgi darbų eskizais, tai patį bendravimą su žmogumi. Ir svarbiausia, perteikiant jį drobėje, tai pajausti tą žmogaus būseną, būti čia ir dabar. Nebūtinai, kad jis aktorius ant scenos, ar muzikantas, ar asmenybė iškili, bet tiesiog pažvelgti į jį giliau, kas jis per žmogus, kokia jo esatis ir būtis. Todėl dauguma galbūt šios parodos ciklo portretų esmė yra kaip portretas, būsenos portretas.